mes girdim, kad vokus galima per gyvenimą operuoti 2 kartus ir tada aš visai ką klausiu, o kas tada atsitinka? Galima kartuoti ir daugiau kartų. Randų sugijimo mes matom iš tikrųjų, kad skiriasi nuo tokių, kurių iš viso neįmanoma net pamatyti. Tikrai mes su operaciniam šviesom žiūrėdami ten vos galime žiūrėti, kad jis yra. Pacientai dažnai klausia, o nebus taip, kad aš neužsimerksiu. Didelė dalis taip ir neužsimerkdavo ir jie miegodavo su pusiau tokiam pravirom akim. Jau prieš pradedant operaciją mes visą laiką su specialiu tokiu pincetuku suimam tą raukšlę, kiek mes esam nusipaišę odos ir pažiūrim, ar pacientas tikrai yra užsimerkęs pilnai. Tai toks paprastas testas išgelbėja nuo didelių problemų. Gydytojau, kažkada, kai kalbėjom apie krūtų didinimą implantais, aš pasakiau, kad turbūt ši operacija yra dažniausiai atliekama ir tada jūs mane pertraukėt ir sakėt, tikrai ne, tai yra vokų plastika, viršutinių vokų plastika. Kodėl taip yra? Ar dėl to, kad anksčiau ar vėliau visiems užkrinta vokai ir tai ima trukdyti, tarkim, regėjimui? Nes turbūt ne tik dėl estetinių dalykų daroma ir dėl to, kad regėjimui trukdo. Taip, ši operacija metai iš metų yra dažniausia pasaulyje ir kitas įdomus faktas, kad jinai pagal pasitenkinimą pacientų tai irgi yra numeris 1. Kodėl taip yra? Dėl to, kad tai yra labai matoma vieta, tai daugam ir estetiškai tas dalykas yra svarbus, bet kartu čianais yra ir grupė tų operacijų, kur daroma dėl sveikatos, su tom kitom indikacijom, dėl regėjimo, iš esmės dėl sunkumo, dėl kaktos pertempimo, nes tie žmonės pradeda kelti kaktą savo bandydami padėti, tai tas veda toliau į kitas problemas, kaip pavyzdžiui netgi migreną. Atrodo toks visai nesusijęs dalykas su plastinė chirurgija, bet tai pagrindė yra 2 grupės - estetinės ir tos su medicinėm indikacijom. Su medicinėm indikacijom dėl regėjimo tai galbūt jau vyresni žmonės labiau kreipiasi. Ar nebūtinai čia irgi? Kiek genetika visą tai lemia tų vokų iškritimą? Taip, lemia genetika labai daug, nes daugiausia lemia antakių padėtis. Bes nemažą dalį žmonių tiesiog genetiškai antakiai yra žemoj pozicijoje ir jiem tie simptomai atsiranda žymiai greičiau tada, nes tiesiog žemai esantis antakiai tiesiog atrodo kaip kokia sniego krūva sustumė tiesiog audinius ir raumenį, kuris atmerkia voką, tampa tiesiog sunku tą padaryti ir tada įsijungia krūvė tų kompensuojamų mechanizmų, žmonės kelia tuos antakius, bando savo padėti. Tai taip, čia genetika turbūt pirmoje vietoje yra. Pirmoje, jo, tiesiog smunka žemyn, iškart ir vokus mažia, taip keli pasidaro raukšlės. Taip galvoju. Tai dabar amžius. Irgi įprasta, aišku, kad vyresnė ateina, bet tikrai turbūt normalu ir 20 kelių metų pasidaryti, jeigu tai yra diskomfortas. Amžius taip yra įvairus, labai platus tas diapazonas. Tai jauniausia pacientė buvo turbūt net 18 metų neturėjo. Tai atrodo, kaip čia galima operuoti vokus tokio amžiaus, bet jinai turėjo tiesiog genetiškai labai sunkius virštinius vokus ir turėjo didžiulės riebalinės išvaržas. Tiesiog tie vokai atrodė kaip jūs pamatytume žmogų sukastą bičių. Tai kažkas labai panašaus buvo. Tai mes esam darę tikrai iki 18 metų buvo viena pacientė, kur atrodo kaip neįmanoma. Tai turėjom ir tokių ir aišku vyriausia pacientė tai buvo gerokai virš 80 metų. Grinai dėl jau tikrai tų tokių medicininių indikacijų, kur sakydavo, sako, man net šunta ta raukšlė po odą, tada jinai rausta, tada tenais prasideda toks kaip odos paraudimai, uždegimai visokie ir taip toliau, tai jinai turėjo tuos dalykus. Tai tas diapazonas labai didelis yra. Ar šios operacijos yra kartojimas? Žinot, kaip būna, kiti tempia laiką, sulauksiu 40, 45, 50, nesgi vis tiek reikės kartuoti po 5 metų ar ten po kelių metų. Ar tikrai kartojama?
Galima kartoti, yra čia daug tų mitų, mes girdim, kad vokus galima per gyvenimą operuoti 2 kartus ir tada aš visai ką klausiu, o kas tada atsitinka, sakau, čia susprogsta kažkas. Tai nėra taip. Galima kartoti ir daugiau kartų, bet tai tikslas, tai aišku, kad nereikėtų kartoti. Tai mes visą laiką sakome, mes tikrai visą laiką už tai, kad neskatinti žmonių operuotis, kad nekviesti jų, nešaukti, kad žiūrėkit, čia labai reikia jums ar ką. Mes visą laiką norim, kad pacientas ateitų su problema, ar tai jinai estetinė, gali būti estetinė, kartais ateina, sako, man nepatinka ten raukšlelė, man ten kažkoks tušas susirenka, bet sako, aš dirbu, televizijoje filmuoju, sako, man tas labai nervuoja, okei, mes tą suprantam. Ir ateina ir žmonės su medicinėm indikacijom, tai mes tikrai norim, kad jie ateitų su problema ir tą tada problemą galim spręsti. Šiaip, kai pagalvoju apie viršutinių vokų plastiką, tai iškart pagalvoju apie tą pasmukusią odą žemyn. Bet kai prasideda operacija, žinau, kad labai dažnai yra ir riebalinės išvaržos išimamos. Ar aš tą galiu pamatyti, žiūrėdama į save veidrodėje? Užkritusius vokus tai matau, o riebalinės išvaržas? Taip, tą galima pamatyti. Čia toks šiek tiek gal skirtumas. Plastikos chirurgai visai, kad tas išvaržas tvarko. Vokus kartais operuoja ir gydytojai oftalmologai, jie kažkaip tą dalyką nelabai, jie gal kitus dalykus, jie labiau rūpi ir mes turim grupę pacientų, kurie paskui grįžta ir jie prašo tą įspręsti. Tai tos riebalinės išvaržos viršutiniuose vokuose yra kaip 2 sektoriai. Vienas yra labai arti nosies, kitas yra šiek tiek atitolęs. Kaip tą pamatyti, galima tiesiog užsimerkus paspausti akį ir pažiūrėti, ar toks kaip pulsuoja, toks kaip kamuoliukas riebalinis. Tai čia su tom išvaržom yra toks dalykas, kad prieš operaciją didelė dalis žmonių net nežino, kad turi. Dėl to, kad yra užkritę audiniai, užkritusi perteklinė oda ir tos riebalinės išvaržos jos net nesimato. Ir daugam atrodo, tai o kam čia kažką daryti su to, bet jų nesutvarkius operacijos metu, po operacijos, kai jau nebėra tos užuolaidos visos, pradeda matytis ir tada tikrai grįžta ir klausia, sako, tai kas čia yra ir kaip čia atsitiko. Ir tada, tai aš kaip minėjau, mes turim pakankamai nemažai pacientų, kurie grįžta kitose klinikose, gal ten apie tai tiesiog nelabai gal kalbama, apie tas riebalinės išvaržas. Ir jie kaip taisyklė tą pamato po kelių mėnesių, kai atslūgsta tinimas. Ir jie ateina, sako, man atsirado 2 guzeliai. Ir mes tą labai dažnai matom. Ir tada toksai keista situacija dėl to, kad tas išvaržėlės galima išimti per papildomą pjūvį, bet randas ant rando jis praranda tą tokį tolygumą ir toje vietoje tas randas tampa 2-gubas, jisai pradeda matytis. Tai tada tenka iš tikrųjų vėl išsipjauti vėl visą randą ir vėl susiūti iš naujo, tai tampa kaip vėl normali vokų operacija. Atrodo, tiek nedaug tai reikia padaryti, išimti išvaržas, tenka tą daryti kaip pilną operaciją. Yra būdas išimti šias išvaržas per voko vidų, bet techniškai gana sudėtinga ir ne visiems tinka, nes pas dalį žmonių yra akis tiesiog labai giliai ir labai sunku prieiti yra. Tai. O riebalinės išvaržos yra pas visus mus? Tie riebalai yra pas mus visus. Jeigu taip labai paprastai, tai tie riebalai iš esmės supa akį ir atlieka tokį kaip amortizacijos funkciją. Tai apačioje yra kaip 3 tokios, 3 kišenės, kaip 3 tokios atskiros struktūros riebalinės, viršų yra 2. Tiesiog su amžium arba genetiškai jos pas kai kurios žmonės išveša ir išeina į priekį. Ir tas pradeda matytis tada. Kaip atliekama viršutinių vokų operacija? Tai yra klasikinė operacija, kuri atliekama su vietinė neutra. Tai reiškia, pacientas yra nemigdomas, nėra narkozės. Ir jinai trunka apie 30 minučių, 40 priklausomai nuo sudėtingumo.
Tai iš esmės yra tiesiog pašalinama ta perteklinė oda, prieinama prie išvaržų, jos yra irgi sumažinamas kiekis, koreguojamas arba abu tie kompartmentai, arba vienas iš jų. Ir tada susiūnama oda. Kartais yra šiek tiek pašalinama ir orbikuliarinio raumens mažytė juostelė, bet tai yra labai retas dalykas. Šiais laikais yra išimtinai beveik visais atvejais koreguojama tik oda. Dabar pati operaciniai kažkaip nėra sudėtinga, taip skamba, odą pašalinti ir išvaržėlę pakoreguoti ir susiūt. Bet čia didžiausias akcentas yra preciziškumui ir tam pjūvio tai linijai, kokia jinai yra, ar jinai tiesi, ar jinai lenkta, ar jinai pataikoma į raukšlę ir kaip atrodys tas vokas susiuvus. Yra tokia, atrodo, paprasta operacija, bet atsiranda daug niuansų joje. Ir galų gale tas svarbus momentas, kai pacientai dažnai klausia, o nebus taip, kad aš neužsimerksiu. Tai irgi tai yra labai svarbu, nes dar atsimenu, kai seniau aš tik pradėjau dirbti, būdavo tos operacijos netgi daromos taip, kad žmogus tikslingai neužsimerktų kokius 2 mm, nes būdavo skaitoma, kad paskui gal prasitampys oda ir užsimers, bet didelė dalis taip ir neužsimerkdavo ir jie miegodavo su pusiau tokiam pravirom akim, akis rausdavo ir tada dirbtinės ašaros ir taip toliau. Tai šitam dalykui yra labai paprastas sprendimas. Mes prieš kiekvieną operaciją mes paišomės 2 kartus, mes paišomės pacientui sėdint, dažniausiai palatoje, ir paskui dar kartą persipaišom jau labai tiksliai operacijos pačioj pradžioj, kai jau pacientas guli operacinį ant stalo ir tada jau prieš pradedant operaciją mes visą laiką su specialiu tokiu pincetuku suimam tą raukšlę, kiek mes esam nusipaišę odos ir pažiūrim, ar pacientas tikrai yra užsimerkęs pilnai. Tai toks paprastas testas išgelbėja nuo didelių problemų. Aš mačiusi video, kaip yra susiuvamas randas. Ten net nesiuvama, kažkaip užtraukiama. Nesuadate, šitaip diksniuojat. Suadate. Siūvom labai plonų siūlų, jisai panašiai plauko storį, bet tokio ir reikia, nes tai yra mūsų kūne viena ploniausia odų yra, viršutinių ir apatinių vokų. Ploniausia oda. Dabar siuvimo metodikos jos įvairios yra ir daug kur pasaulyje siūvama tokiais kaip dyksniais, kaip apsukinė siūlė, tai žodžiu visai, ką perduriama oda, išeinama į kitą pusę ir tokia kaip spiralė. Nieko blogo, kaip ir viskas ok, bet daliai žmonių tie dyksniukai matosi, tokia kaip geležinkelio, tokie bėgiai. Tai mes taip nedarom ir Lietuvoje aš net nežinau, kas taip daro, turbūt labai, labai nedaugas. Tai kalbant apie randus, jie gražiai užgyja, nesimato, nebent vėlgi pacientas nesilaiko po operacinių nurodymų. Taip, rando kokybė, aišku, priklauso nuo daug labai faktorių. Tai mes visą laiką savo darbą darom taip pat. Visą laiką naudojamas tas pats siūlas. Visą laiką ta pati traumatinė technika, nes gal pacientai to nežino, bet rando kokybė labai priklauso nuo to, kaip oda yra traumuojama, kiek daug jinai traumuojama ir operacijos metu. Tai, tarkim, kai pas mus ateina mokytis rezidentai, tai mes visai irgi sakom, kad kairė ranka, kurioje yra pincetas, jinai turi negriebti odos visą jėgą, jos netraiškyti, negadinti. Tas pincetas jisai dalyvauja tik tiek, kad pasitempti odą ir net jeigu dalis chirurgų gali siūt net neliesdami su pinceto odą, tai mes tai irgi stengiamės daryti. Tai labai nuo to priklauso, kiek oda yra sutraumuojama tiesiog operacijos metu. Bet darant tą teisingai, ta prasme, visą laiką yra taip pat daroma. O randų sugimo mes matom iš tikrųjų, kad skiriasi nuo tokių, kurių iš viso neįmanoma net pamatyti. Tikrai mes su operaciniam šviesom žiūrėdami ten vos galime žiūrėti, kad jisai yra iki tokios, kaip baltos juostelės ir
Ir kas įdomu, kad tie randai, jie abu geri būna abiejose pusėse, ar blogesni irgi abiejose pusėse. Vienodai. Vienodai. Tai ką tai sako, kad tai nėra kažkokios chirurginės technikos dalykas, nes, galima sakyti, gal vienoje pusėje ten taip labiau sekėsi, kitoje ne, bet iš tikrųjų yra paciento organizmo dalykai, kaip gyja ir tas nuveda tą galutinį rezultatą. Aišku, krūva yra tokių kuriozinių visokių situacijų, kai žmonės prasiplėšia tą randą, tik ištraukus siūlus, turėjom vieną pacientę, jinai grįžo po pat operacijos, praėjus gal kokiam 2 valandom, nes jinai grįžo į namus ir sesė jai taip priejo ir sakė, tau kažkoks plaukas prilipęs ir ištraukė visą siūlą. Tai yra tokių keistų visokių atsitikimų, bet jie reti yra. Užsiminėt, kad atliekama su vietinė nejautra, bet žinau, kad tikrai ne visi to nori. Kiti mieliau renkasi su bendra nejautra vadinama narkozė, nes tiesiog bijo. Bijo tų garsų, pojūčių, kad skausmo pajus. Vis tiek 40 minučių ramiai išgulėti, negalvoti, galvoti apie Bahamus, o ne apie tai, kas vyksta su tavo akimu. Ne visiems pavyksta. O kaip dažniau atrenkas iš tikrųjų pacientai? Ryštasi? Daugėja pacientų, kurie prašo bendros nejautros. Tas tikrai yra. Dalis tą daro labai sąmoningai, nes, atsimenu, viena pacientė sakė, jūs tikrai mane migdykit, sako, nes aš čia tiek pridarysiu nesąmonių, sakė, kad man bus labai gėda. Tai yra, kai kurie žmonės žino, kad jie yra jautrus, jie labai bijo, tai aš kaip visai, ką sakau, yra geriau trumpa bendra nejautra, negu ištesta ilga vietinė operacija, kur visiems yra sunku, nes, įsivaizduokit, kaip viskas vyksta. Aš turėjau pacientą, pakankamai nesenai buvo. Ir šitos operacijos metu jinai be perstojo šnekėjo. Tiesiog mes sakėm, dabar nieko nesakykit visai. Ir jinai negali, jinai toliau šneka, matyti yra stresas ir jinai visą laiką mirksėjo, visą laiką judėjo. Tai yra toks kaip darbas, audros metu laive plaukiant. Tai ta kokybė, ją labai sunku užtikrinti ir mes tai ir sakom pacientui ir jinai lygtai ir stengiasi, bet jai niekaip nepavyks, jinai dar labiau stresuoja, tada kyla spaudimas, tada labiau kraujuoja, tada mes blogiau matom. Ir toks susivėlė toks blogas visas mechanizmas ir mes tikrai labai žiūrim dabar, jeigu matom, kad pacientai jautresnė ar jinai, tai sutinkam, tvarkoja, ta trumpa narkozė nieko blogo neduoda, bet mes turim tada tikrai gerą kokybę tos operacijos. Tai va. Yra šansų pajusti skausmą su vietinė nejautra, kai vokus operuoja? Šiaip neskauda, yra tik nemalonus tas vaistų suleidimas pačioje pradžiai. Aplink akis? Ne, durima į voką, į tą zoną, kur yra ta operacija, tai tie yra 3-4 dūriai, tai jie jaučiasi vis tiek. Jautri vieta. Tai tas dalykas nėra labai malonu, bet paskui jau to jautrumo nebėra. Tai ir mes matom labai priklauso nuo pacienčių. Yra dauguma vis tiek atėjo šiek tiek tokiam stresė šiek tiek, nes tai vis tiek yra nežinomas dalykas, operacija dažniausiai pirma būna, bet labai didelė dalis po operacijos išeina, sako, aš taip bijau, bet sako, aš taip, įsivaizdau, kad aš guliu pliaže, šviečia saulė, groja tyliai tas radijas jūsų, sako, viskas, sako, labai gerai, sakė, aš tikrai galvoju, kad bus žymiai baisiau. Operacinė groja radijas, tai gal galim savo, pavyzdžiui, ausinukus įsidėti? Galima, užsienį tą labai praktikuoja, šiaip tą daro, bet kažkaip mes dėl švaros operacijos nenorim, kad žmonės neštųsi kažkokius dalykus ir galų gale tai vėl. Jeigu mes norim paklausti pacientą, ten tarkim, ar skauda ar neskauda, jis ten gali negirdėti, toks kažkaip galima, bet taip nedarom. Ar šiai operacijai netrukdo ilgalaikis makiažas, vadinamas permanentinis pravedimas akių, ar kaip čia apibūdinti, nesujudina čia tų reikalų? Jis mums visai netrukdo, nes jisai tai yra tatuiruotė tiesiog. Ir taip įdomu, kad dažniausiai pats tas pjūvis, jisai pagal raukšlę žiūrint, jisai nuslysta pačiu krašteliu.
Tai dažniausiai tas nesukelia bėdos, bet kartais, jeigu jis toks jau labai didelio gabarito, tai tiesiog dalelė jo pasišalina, tai paskui galima jį pripiešti vėl. O ką reikia žinoti nešiojantiems akinius arba kontaktinius lęšius? Akiniai, viskas tvarkoja su jais, jie nieko netrukdo ir po operacijos viskas gerai. Su kontaktiniais lęšiais tai tiesiog pirmas, gal sakyčiau, 2-1,5 savaičių reikėtų atsargiai susidėjimą, dėl to, kad mes esam turėję vieną pacientę, kuri būtent ir prasiplėšė tą pjūvį, dėl to, kad dėjo su lęšius ir bandė pakelti odą ir tiesiog buvo tik ištraukti siūlai. Tai dėl to iš esmės šiaip tas kaip ir netrukdytų. Pats gyjimas, įsivaizduoju taip, tarkim, po operacijos tiesiai pacientas į operacinę palatą, uždėdat leduką, atsigauna ir namo, vairuoti turbūt tikrai negali. Jo, paleidžiam namo iškart, tiesiog 15-20 minučių šaltį palaikius galima važiuoti namo, ten tikrai ilgai nereikia gulėti, tik tai jokiais būdais nereikia vairuoti pačiam. Nes mes visą laiką prieš operaciją įtepam į akį tokį kaip tirštą tepalą, kuris apsaugo nuo dezinfektantų, nuo tiesiog kažkokio, kad nedžiūtų akis. Tai kol tas tepalas išsimirksia, tai toks truputėlį rūkas yra, tai aišku, kad vairuoti nereikia. Kada grįžti darbus, kad ir prie kompiuterio? Šiaip mato gerai iš karto, kai išsiveikšta bent jau tas vazelinas. Tai iš esmės, kelios dienos tas regėjimas yra viskas tvarkoja. Taip, dėl tų darbų tai yra tik tai tas klausimas, ar tai yra kontaktinis darbas ar ne. Tai tie, kas dirba su žmonėm, tai akivaizdu, kad visiems bus labai įdomu žiūrėti, kas čia per pleistriukai užklijuoti, kaip tas atrodo. Tai bet jeigu galima nuotoliu dirbti, tai tiesiog po kelių dienų, o siūlus ištraukiam po savaitės, tai po savaitės, aš taip sakyčiau, 8-7 iš 10 jau, taip turi tokias kelis taškiukus pageltusius, nueinančių mėlynių, tai jos jau lengvai užpudruojamos iš esmės, tai po savaitės labai norint galima grįžti, bet aišku, labai priklauso nuo žmonių ir kaip jie elgiasi. Tai vieną kartą turėjom, laukia kaip tik po savaitės ištrauks siūlus, sėdėjo moteris taip labai tvarkingai, nei vienos mėlynės, nei taip, sako, viską dariau kaip sakėt, saugausi, šaldžiau, nelenkiau galvos, viską kaip reikia. Ir šalia sėdi vyras, su tokiam, mes taip galvom, ar čia panda, ar čia meškienas, kaip į ką čia labiau panašu. Ir jisai taip su tokiu pasididžiavimu, sako, mane paėmė draugai iš čionais ir sakė, ir mes važiavom į miestą. Ir jis nuėjo ir į barą, ir ten. Tai akivaizdus skirtumas, bet galėjom tiesiog nufotografuoti. Tai tas labai, labai svarbu yra iš tikrųjų. Ar tos mėlynės būna tikrai prie akių, ar gali išplisti ir toliau į veidą? Mėlynės visos jos pagal gravitacijos leidžiasi žemyn. Tai viršutinių vokų mėlynės jos tiesiog taip dažniausiai būna jų toks centras akies kampe, truputėlį žemiau pasileidus. Bet labai retai būna, kai tuos mėlynės iš tikrųjų didesnės yra ir ant kiek yra svarbus tas elgesys po operacijos. Trumpai papasakosiu, turėjom vieną pacientę, jinai likus dienai iki siūlų traukimo, jinai pati pasakojo, sakė, aš buvau sodybai, sako, vyras sodina pušaitės ir aš taip, dažniausiai problemos kyla tada, kai yra viskas labai gerai. Sako, man nei vienos mėlynės, viskas labai gerai, sakė, aš pagalvoju, aš jam padėsiu ir neužteko truputėlį pasilanksti ir sako, aš tik jaučiu, kad man viena akis merkėsi, tiesiog, sako, aš pradedu su ją nieko nematyti, tokia liktinsta ir sakė, pamatė vyras, tai sakė, sako, kaip boksininko, užtina matyti, užteko pasilankstyti, padėjęs spaudimas numušė krešuliuką nuo kraujagyslės ir tiesiog pakraujavo. Tai tada jau tą mėlynę 3 savaitėm, 4 tikrai. O kada jau galim sakyti, kad jūs sugijo vokai po operacijos? Įsivaizduom, ar po mėnesio aš jau galėčiau švęsti savo vestuvės? Tai
Esu matęs ir po savaitės viena pacientė išsitraukus siūlus ir važiavo į vestuvės, ne kaip nuotaka, bet ir važiavo kita pacientė į laidotuvės irgi. Tai matyt, visokių tų situacijų būna, bet taip stiprumo prasme, tai tas jau pjuvelis, po 2 savaičių pakankamai stiprus jau būna, ten jį prasiplėšti, jau dedant lęšius, turbūt, kad būtų sunku. Bet ir tas vaizdas, tarkim, po tų 2 savaičių tų tinimų beveik nebėra, mėlynų beveik nebėra, viskas kaip ir okei. Jisai truputėlį, jeigu ten papudraus, praktiškai ir net nesimatytų. Bet mes tą gijimą tokio kaip galutinį vertinam po 6 mėnesių iš tikrųjų. Kodėl? Dėl to, kad natūralus gijimas yra toksai, kad tas randelis, kad ir koks jisai mažytis yra, jis taip laikė nuo mėnesio iki 3 jisai visai kaip būna blogiausias. Jis parausta, tampa kietesnis, toksai grubesnis kažkiek. Čia yra tiesiog gijimo fazės. Tai ir po to 3 mėnesį jisai vėl išblykšta, nuslūksta ir tampa maksimaliai nematomas. Tai va, tas toks galutinis sugijimas, tai sakykime, 1,5 metų yra. Nors žmonėm tas netrukdo, jie net po savaitės grįžta į darbus ir gyvena, viskas gerai. Ar dažnai nutinka taip, kad ateina pacientas pasitil viršutinių vokų plastikos, jūs žiūrit, matot ir sakot, žinokit, bėda tai yra antakiuose? Dažnai. Ir ką tada? Jau tik viršutinių vokų plastikos, matyt, nebeužtenka. Taip. Ar galim visgi, jau sakys, aš nepasiruošus ir antakius kelti, nes visgi čia jau yra sudėtingesnė operacija, su vietinė neutra nebepasidarysi ir tada ką jūs sakot? Aš galiu išpjautos vokus, bet vaizdas nebus toks, kaip matyti tikitės. Ar ne? Jo, tai daug tų situacijų yra, esmė yra paaiškinti pacientam, nes tikrai, ką matau, tai yra labai sunku pacientam suvokti tą visą mechaniką, vokų, tą tokį užsivedusi, tą visą ratą. Mes tai čia esame jau turbūt kalbėję apie tai, bet jeigu labai trumpai, tai kai yra žemantakių padėtis, tai automatiškai, kaip jau minėjau, tiesiog sustumia visus audinius ant voko ir mes tą perteklių turim didelį ir ne jame problema yra antakio pozicija. Ir tada kas gaunasi? Tokie žmonės, jie kelia antakius kaip kompensaciją, jie net nežino, kad jie daro tą, bet jie artimieji juos mato pakeltais antakiais, mato darbe taip ir jie pripratę matyti tą žmogų būtent taip. Ir jeigu mes tokiu atveju tada darom tik vokų operaciją, tai dažniausiai komfortas atsiranda šitoje vietoje. Tikrai nuėmus tiesiog odą nuo virštinių vokų yra lengviau atsimerkti, pasaulis šviesesnis, yra viskas geriau ir tada automatiškai žmonės nebekelia tų antakių ir jie pasėda į tą tikrą savo padėtį ir taip staiga žmogus tampa rūstus toksai. Ir tą pradeda pastebėti aplinkiniai. Ir jeigu tu to neperspėjai prieš operaciją, tai tie žmonės vaikšto ratais ir nelabai supranta, kas atsitiko, kodėl jų nieks nepagiria po vokų operacijos, o visi kaip tik kažkaip rūpesti tokį išreiškia, kad kas atsitiko, kodėl taip. Ar nusiminęs, ar kažką. Tai mes tą perspėjom. Ir gaunasi, žiūrint toliau, neretai tie žmonės, jie turi daug raukšlių kaktoj, dėl to, kad jie kelia antakius. Tada jie eina leistis botoksą, kad išspręsti tas raukšlės. Ir neretai, jeigu leidžiasi ne pas plastikos chirurgą, tai neretai ir suleidžia ir pakankamai daug, neatsižvelgdami antakių poziciją. Ir tai antakiai nusmunka. Ir tada jie vaikšto lygesne kakta, bet rūstus. Ir tai tas ratas toks ir sukasi iš esmės. Ir įsprendus antakių poziciją ir vokų poziciją, iš esmės nebelieka tų raukšlių tokių didelių, nes žmonėm nereikia taip stipriai keltą kaktą. Tai nebereikia tada to ar botokso.